dėmesį. Žilvinas Šilgalis klausia, prašau. Tai gerbiamas merė, aš norėčiau paklausti dėl tų planų deginti mazutą. Vis tik tai. Aš suprantu, kad jūs atsakysit, kad tai reikalinga dėl to, kad būtų mažesnės sąskaitos, tai šitoje vietoje tas atsakymo dalis viskas aiški, bet ar yra paskaičiuota ir pamatuota, kiek kainuos taršos leidimų? Va, kokia tai sudarys suma, žmonių sveikata ir visa kita. Mes dabar įsteigėt ką tik tai tą neutralų Vilnių ir šitam kontekste deginsit mazutą, kuris tikrai yra labai taršus kuras ir natūralu, kad pasiekmes turės. Tai vis tiek, kad susiprasti, ar yra bent kažkokios išvados studija padaryta, kokia tai bus žala. Nauda aiškiai, žmonės taupys kažkiek, bet kokia bus žala ir ar jinai nėra galutiniam taške dar didesnė, negu kad bus gauta nauda, tai va šitas atsakymas tikrai turi būti gautas iki tol, kol bus pradėtas šitas veiksmas. Ar jūs turite tokius skaičius, ar turite tokius paskaičiavimus, ar galite patikinti, kad tikrai čia viskas bus labai gražu, švaru ir nebus jokių problemų?